Labas, šiandien šiek tiek kitoks vlogas, nes gavome kvietimą į Tesla Sneak Peek eventą. Į atstovybę atsidarinėja Lietuvoje, tai dar toks išankstinis renginukas, kurio metu galimai pamatysim Cybertrucką, Model 3 Highlandą ir galbūt sužinosim daugiau apie įmonės plėtrą Lietuvoje. Tai ką, sėdam ir važiuojam. Apie lokaciją truputėlį, tai gal ir ne pati geriausia vieta, turbūt daugeliu, ne centras kažkoks naujo serviso, bet Trakų Vokiai, tai ten buvusio Opelio, kaip suprantu, patalpos. Tai tiesiog Teslai gana paprasta buvo jas pritaikyti savo, bent jau aš taip įsivaizduoju, nereikia pačiam statyti ar įrenginėti, tai turbūt šiek tiek gal ten pasitvarkyti ar pagal save biškutį pasidaryti. Ir galima sakyti paruoštos, galima startuoti, tai turbūt čia toks buvo mąstymas. Na, o mano atveju apie pusę valandos nuo namų važiuoti ir 20 keli kilometrai. Tai iš vienos pusės pagalvojus nėra labai arti, bet kai gali palyginti su artimiausia alternatyva Varšuvoje, tai galima sakyti, kad tikrai netoli. Dar Tesla vieną važiuoja, pažiūrėsim, ar irgi važiuos ten pat. Gal ir ten. Na va, tolumoje jau matyti Purple Tesla spalvytė. Na, žiūrim, kur čia visi suvažiavę. Daug šviesų. Na, kągi čia turime. Tai įspūdingo dydžio. Iš tikrųjų Cybertruck. Vien padangos ir ratai kokie dideli. O kas matosi viduje. Didžiulės sėdynės, vairas kitoks, konsolė. Na, kaip atrodo iš priekio. Įspūdingai. Kameros. Na, tikrai highlightas. Ir čia. Na ir koks didelis yra Cybertruck. Mano ūgis beveik 2 metrai, bet priėjus arčiau iš esmės matosi Cybertruck dar didesnis. Bet labai malonu matyti, kad Tesla atsivežė čia. Sakė, taip, kalbėjau šiek tiek su viena iš darbuotojų. Sakė, tai vienintelis Europoje Cybertruck. Tai bei tą pasakė. Ir iš esmės visi džiaugiasi, kad Tesla atkeliavo į Lietuvą. Taip, kas dar? Tai aišku, Model 3 stovi, Highlandas užsiregistravau bandomajam važiavimui. Bus įdomu pasižiūrėti, va kažkas sėdi. Tai šiek tiek atnaujintas. Vienas iš labiausiai matomų tai priekis. Ir minkštesnė važiuoklė, šiek tiek didesnis efektyvumas. Tai bus įdomu pabandyti.
Čia raudonas stovi, man atrodo limited spalva ir šalia tas pats trečiukas tik pilkas. Ten buvo dual motor, o ką mes turime čia? Irgi dual motor. Super. Taip atrodo, dar kol kas nebaisiai daug žmonių, bet patalpos gražios. Panašiai atrodo kaip ir Varšuvos servise, bendras vaizdas. Na, pažiūrėk, jau 3 Highlandas šiek tiek ar skiriasi nuo paprasto, tai Swifto, tai aišku vairas yra kitoks. Uždėjus važiuoti draudžiama yra dabar. Ir ką mes turime meniu labai panašiai. Vienas iš esminių dar skirtumų, kad yra automatinis į priekį atgal režimas ir visą laiką perspėja apie viršijimą greitį, tai to negalime išjungti, reikia kiekvieno važiavimo metu. Galim pažiūrėti, kiek jis, pavyzdžiui, nuvažiavęs yra. 13 km, Model 3 su motoriai lengvai. Tai visiškai naujas. Na ir ambient apšvietimas labai gražiai atrodo, bei sėdynės yra ventiliuojamos ir šildomos, lyginant su Model 3 senesniu. Tai šiek tiek patogiau gal atrodo, o iš esmės interjeras daugiau nelabai skiriasi. Čia va, šiek tiek irgi atnaujinta yra ir porankis. Atsidaro jau taip tvirčiau. Na ir pastebimas dalykas, kad nėra posūkio svirtelių, tai dabar viskas vairo yra. Na ir žinoma, Model E irgi galima apžiūrėti, čia visai nemažai dėmesio jis susilaukiam, kaip matom, padarytas. Tikrai populiariausias turbūt Skandinavijoje ir Europoje, kiek žinau, geriausiai parduodamas automobilis, tai yra būtent Tesla Model E. Ir sklando gandai, kad turėtų išleisti atnaujinimą jau ateinančiais metais. Taip pat kaip Model 3 Highland, tai Model E vadinasi Project Juniper. Ir šiek tiek jau buvo nulyginta internete testuojamų nuotraukų, kaip atrodys, tai ko gero neužilgo sulauksim. O vidus iš esmės labai panašus kaip Model 3. Čia jau matom sėdi labiau šeimyninis jau SUV klasės automobilis. Na va, stovi trečiukas, galima prabandyti test drive, kas registravosi, ir Model E. Tai gal ir man pasiseks kiek vėliau, nežinau kiek prieš mane dar žmonių, bet kol kas dar luktelsim biškutį.
it's a remarkable day for everyone. This is our first step into the Baltics, our first step into Lithuania, and we couldn't be happier being here today. We had an event this morning for all the people that helped us get here so fast. It's truly the fastest market opening we've had in our history. Today we'll celebrate even more. We'll have a big party today. We've had it for about an hour or so now. We have a bunch of test drives. It's very important for us, you know, for you guys to experience the products, experience totally all the people we have here, the Lithuanian people we have here today. So do me a favor, do us a favor, say hi to everyone, learn about our products, and most importantly, try them. It's important for me also to say a big thanks yet again for you coming today and going forward as well. We've had open sales in the studios for a couple of months now, and our service and deliveries will open next year. More specifically, they will open in mid-January. Is our current current goal, I would say. So for the rest of the evening, please enjoy yourselves. Let us know if there's anything we can do for you besides test driving the cars. So with that said, enjoy, and test drive, please. Thanks. Na tai tokie first impressions, kad it's getting real. Tesla atsidarinėja Lietuvoje, nuo vidurio sausio jau ir servisas turėtų pradėti funkcionuoti. Galima atlikti test drive Model 3 ir Highland ir Model E, bet yra tik 3 automobiliai, o norinčių, aišku, gerokai daugiau. Tai jau nesulauksiu aš turbūt savo ir judėsiu link namų.